juodasias rinkiminės technologijas. Juodasias? Ne, nuogasias. Tai man dabar nusirengt? Ne. Geriau paimk pavyzdį iš Jonauskės. Pažįsti? Taip, ta, kur nusipaveiklavo pati save su maudymke. Štai tau ir technologija. Rinkiminė. Prieš rinkimus politikų ir jų artimųjų asmeniniai profiliai pasipuošė šokiruojančiomis nuotraukomis. Visa Lietuva iki šiol aptarinėja naujosios aplinkos viceministro Lino Jonausko žmonos Evitos Jonauskės selfie su bikiniu. Tai nėra įstatymo, kuris uždraustų žmogui, kurio sutuoktinis yra valstybės pareigūnas, daryti kažką tokio. Tačiau tai, kad tai neuždrausta, nereiškia, kad dėl to nebus pasekmių. Visi internetiniai portalai paviešino šias pikantiškas Evitos fotografijas, todėl viceministrienė dėl to labai įsižeidė. Ištrynė, pabrėšime, labai gražias fotografijas ir viešai nusistebėjo. Ką? Nejau Lietuvoje nėra svarbesnių reikalų, kaip aptarinėti mano formas? Mažiausiai, ko reikia ministerijoje, tai tokių šnekų. Todėl, kad ministerija gali aiškintis nebe apie tai, ką jinai daro, ne apie savo tiesioginės funkcijas, o apie tai, kas kiek buvo apsirengęs ar nusirengęs internete. Tikrai ne ministerijos darbas. Tuo tarpu kitas Šiaulių politikas Andrius Šedžius Facebook'e patalpino savo pusnuogės besilaukiančios žmonos fotografijas kartu su besiglaustančiu vyru. Ten buvo pakankamai tokia skoninga fotosesija, kur tikrai aš įsivaizduoju, kad politiko emocijos dėl šeimos pagausėjimo ir dėl to, kaip atrodo jo žmona, buvo nuoširdžios. Ir tai yra visiškai nuoširdus dalykas. Aš, pavyzdžiui, nemanau skirtingai nuo kitų, kad čia yra politinis piaras. Pozuoti nuogas nebijo ir Vilniaus tarybos narys Artūras Zuokas. Pliaupiant liūčiai politikas taiposi savo namo kieme. Nors aš netaip gerai atrodau kaip Zuokas, aš pats, pavyzdžiui, pusnuogis neičiau. Interneto ekspertai iškapstė atostogų fotografijas, kuriuose pusnuogiai ant irklenčių pozuoja Saudargai, Seimo narys Paulius Saudargas ir jo žmona Milda Saudargė. Nieko blogo tai nėra, mes visi atostogaujame, išvažiuoja atostogų ir eina į paplūdimį. Čia mes visi šitą darom, bet jie galėtų pagalvoti, kad man kaip politikui taisyklės galbūt galioja kitos ir ką aš iš to turėsiu arba neturėsiu. Tuo tarpu kiti politikai internete eksponuojasi juokingai apsirengę. Orinta Leiputė su Birute Vėsaite vaidina morkas, Audronė Pitrėnienė apsimeta baikerę, Agnė Bilotaitė Amazonė, Eligijus Masiulis Supermenu, Dangutė Mikutienė Čigonė arba Rūmų didike, Vilija Blinkevičiūtė pozuoja rapsų laukuose, agurkų lysvėje, šokanti su Ryčiu Cecinu. Kažkas galėtų patarti, kad gal šito nereikėtų daryti, arba aptarti su žmonėm, kad, sakykime, nusifotografuoti prie kalėdų eglutės, tai yra priimtina. Tačiau lipti į morką pramogų parke, gal šito nedaryk, ar dėti dalykus, kelti į internetą, iš kurių žinai, kad šaipysis žmonės, ir paskui nustebti, kokiegi baisų žmonės, kad iš to šaiposi. Tai truputėlį veidmainiška, man atrodo. Vargšai politikai, kaip jie stengiasi, kaip jie vargsta, kad tik pelnytų rinkėjų meilę. Juodasias rinkiminės technologijas. Juodasias? Ne, nuogasias. Tai man dabar nusirengt? Ne. Geriau paimk pavyzdį iš Jonauskės. Pažįsti? Taip, ta, kur nusipaveiklavo pati save su maudymke. Štai tau ir technologija. Rinkiminė. Prieš rinkimus politikų ir jų artimųjų asmeniniai profiliai pasipuošė šokiruojančiomis nuotraukomis. Visa Lietuva iki šiol aptarinėja naujosios aplinkos viceministro Lino Jonausko žmonos Evitos Jonauskės selfie su bikiniu. Tai nėra įstatymo, kuris uždraustų žmogui, kurio sutuoktinis yra valstybės pareigūnas, daryti kažką tokio. Tačiau tai, kad tai neuždrausta, nereiškia, kad dėl to nebus pasekmių.
Visi internetiniai portalai paviešino šias pikantiškas Evitos fotografijas, todėl viceministrienė dėl to labai įsižeidė. Ištrynė, pabrėšime, labai gražias fotografijas ir viešai nusistebėjo. Ką? Nejau Lietuvoje nėra svarbesnių reikalų, kaip aptarinėti mano formas? Mažiausiai, ko reikia ministerijoje, tai tokių šnekų. Todėl, kad ministerija gali aiškintis nebe apie tai, ką jinai daro, ne apie savo tiesioginės funkcijas, o apie tai, kas kiek buvo apsirengęs ar nusirengęs internete. Tikrai ne ministerijos darbas. Tuo tarpu kitas Šiaulių politikas Andrius Šedžius Facebook'e patalpino savo pusnuogės besilaukiančios žmonos fotografijas kartu su besiglaustančiu vyru. Ten buvo pakankamai tokia skoninga fotosesija, kur tikrai aš įsivaizduoju, kad politiko emocijos dėl šeimos pagausėjimo ir dėl to, kaip atrodo jo žmona, buvo nuoširdžios. Ir tai yra visiškai nuoširdus dalykas. Aš, pavyzdžiui, nemanau skirtingai nuo kitų, kad čia yra politinis piaras. Pozuoti nuogas nebijo ir Vilniaus tarybos narys Artūras Zuokas. Pliaupiant liūčiai politikas taiposi savo namo kieme. Nors aš netaip gerai atrodau kaip Zuokas, aš pats, pavyzdžiui, pusnuogis neičiau. Interneto ekspertai iškapstė atostogų fotografijas, kuriuose pusnuogiai ant irklenčių pozuoja Saudargai, Seimo narys Paulius Saudargas ir jo žmona Milda Saudargė. Nieko blogo tai nėra, mes visi atostogaujame, išvažiuoja atostogų ir eina į paplūdimį. Čia mes visi šitą darom, bet jie galėtų pagalvoti, kad man kaip politikui taisyklės galbūt galioja kitos ir ką aš iš to turėsiu arba neturėsiu. Tuo tarpu kiti politikai internete eksponuojasi juokingai apsirengę. Orinta Leiputė su Birute Vėsaite vaidina morkas, Audronė Pitrėnienė apsimeta baikerę, Agnė Bilotaitė Amazonė, Eligijus Masiulis Supermenu, Dangutė Mikutienė Čigonė arba Rūmų didike, Vilija Blinkevičiūtė pozuoja rapsų laukuose, agurkų lysvėje, šokanti su Ryčiu Cecinu. Kažkas galėtų patarti, kad gal šito nereikėtų daryti arba aptarti su žmonėm, kad, sakykime, nusifotografuoti prie Kalėdų eglutės tai yra priimtina, tačiau lipti į morką pramogų parke, gal šito nedaryk, ar dėti dalykus, kelti į internetą, iš kurių žinai, kad šaipysis žmonės ir paskui nustebti, kokiegi baisų žmonės, kad iš to šaiposi. Tai truputėlį veidmainiška, man atrodo. Vargšai politikai, kaip jie stengiasi, kaip jie vargsta, kad tik pelnytų rinkėjų meilę. O dabar prie ekranų kviečiame visus klerkus, valdininkus, politikus ir jų padėjėjus. Pažiūrėkite į šeimą, kurią netrukus parodysime ir pabandykite va taip išgyventi. Įdomu, kaip už 50 eurų pragyventų Butkevičius.